savaitę mes filmuosim apie papildais. Ačiū labai jums, kuris dalyvavo, kuris dedė jūsų komentarais, jūsų klausimų į Facebooką. Ir mes šiandien pabandysim tą atsakysiu. Tai va, aš esu šiandien su ekspertas papildais, kuris vardas yra Valdas ir aš nepasakysiu pavardė. Slimanavičius. Ir Valdas yra taip pat mano vyras Andrius Poliukevičius, treneris, konsultantas. Valdas taip pat buvo profesionalus sportininkas, kuris dalyvavo varžybose. Ir jisai taip pat dirba dabar su papildais virš 20 metais. Ar teisingai? Tai va, tai Valdas tikrai turi daug žino ir ypač manas, kai aš ateisiu pas Valdas, jisai manas visą laiką labai aiškiai pasakysiu apie visokius papildais, ko reikalinga, ko nereikalinga. Ir aš manau, kad mes galim tikėti šiandien, ką jis mums papasakos. Tai va, tai aš jau peržiūrėjau jūsų klausimais Facebookas ir pagrindinis jūsų duomenis buvo apie baltyminės kokteilis, taip pat amino rūgščius ir taip pat L-karnitinas. Tai va, tai tos trys aspektus mes šiandien apkalbėsim ir mes tada pradėm su baltyminės kokteilis. Baltyminės kokteilis gal yra iš jūsų, kuris tai jau naudojo, gal yra iš jūsų, kuris tą nori pradėti naudoti, bet jūs net nežino, ką įsirinkti, kada gerti ir visus tos klausimus. Tai va, tai Valdas, kas yra būtent baltyminės kokteilis? Baltyminis kokteilis tai yra įprastas vienas iš maistų, galima pasakyti. Ir dauguma, reikėtų pradėti nuo to klausimėlio, kaip minėjai, dauguma klausia, ar iš vis verta jį vartoti, neverta, ar reikia jo, ar nereikia. Jeigu jūsų mityba nepilnavertė, jisai, galima sakyti, būtinas. Jeigu jūs sugebat sutvarkyti savo mitybą pilnavertiškai, galbūt galima apsieiti ir be jo. Tačiau dauguma klausimų užduoda merginos turbūt, kurios visgi eina į sporto klubą, sportuoja ir jų mityba jau pradeda skirtis nuo tų merginų, kurios dar vis galvoja ir sėdi namie ir nežino, ką daryti ir kokius skėdus nusipirkti, kad pagaliau eiti ir pradėti kažką. Va, tai tokiai merginai vienas iš maisto, tai yra baltyminis kokteilis, yra puikus derinys jos mityboje. Sportiniai mitybai. Mergina, kuris, pavyzdžiui, jau sportuoja minimaliai 3 kartus per savaitę. Taip, jau sportuojant bent 3-4 kartus per savaitę, tai jau yra tikrai toks nemažas, o jau vidutinis sportinis krūvis. Tai nėra taip, kad aš atėjau vieną kartą į sporto klubą ir iš esmės ten pasukau dviratuką ir nuėjau paplaukioti. Tai čia ne sportas. Taip. Aišku, mes dabar kalbame apie moteris, kuris jau sportuoja arba pagal programas, jūs kilnoja svoris. Vis tiek jūs praleidžiate ten laikas, kuris yra pilna vertė sporto kluba. Jūs sportuoja valandas arba šiek tiek daugiau, 3 kartus per savaitę. O kada būtent reikia išgerti baltyminį kokteilis? Optimaliausias laikas baltyminiam kokteiliui apskritai dienos metu pas mus būtų ankstyvas rytas, tada, kada mes atsikeliam. Ant tuščio skrandžio. Taip, ant tuščio skrandžio. Kadangi įsivaizduokite, jog mes miegame 8-7 valandas ir visas 7-8 valandas, jog mes būname alkani, todėl organizmas atsikelia ir jam kažko reikia to greitai. Reiškia, tam, kad kompensuoti baltymo nepriteklių, kas mums yra svarbiausia, tai yra palaikyti tą tonusą raumenyno, tiesiog geriame baltyminį kokteilį. Ir jis puikiai tinka, ypač merginoms, kurios ateina ir pas mane ir dažnai sako, aš tiesiog nemėgstu rytais valgyti. Taip, aš ką tik norėjau. Tu visiems rekomenduoju, valgykit pusryčius, valgykit košę, aš nemėgstu, negaliu, nevalgysiu. Ant atveju visą laiką būtų geriau išgerti baltyminės kokteilis. Taip, tai yra čia super geras momentas pradėti tvarkyti savo mitybą būtent nuo pačio paprasčiausio, patogiausio, skaniausio, taupančio laiko momento. Gerai, o kai aš turiu pusryčius, pavyzdžiui, aš mėgstu valgysiu pusryčius iš ryto, ar aš galiu gerti baltyminės kokteilis ir dar valgysiu pusryčius? Gali. ane? Tai pavyzdžiui, ką tik atsibūnate, išgerite kokteilis, tada jau pradeda visos ruošiamas procedūras
ir po to jau gali atsisės po pusvalandis, ko gero valandą gali tada... Dar kažką tai suvalgyti, kažką tai tokio, ypač nedidelį kiekį tam tikrų galbūt angliavandenių. Galbūt grikių košytės, avižų truputėlį, išgerti kavos, arbatos ir viskas. Tai bus pilnavertis, kokybiškas pusrytis ir daug geresnis negu ten arbata su sumuštiniu, 100%. 100% tikrai. O kada tada gali dar? Sekantis momentas mums būtų reikalingas būtent po sporto, po treniruotės, kada mes gaunam krūvį, kada mes paliekame salėje daug energijos, išnaudojam daug maistinių medžiagų tam, kad atlikti tą treniruotę ir gauti kompensacinį efektą, tai reiškia atstatyti prarastus amino rūgštis, prarastus tos išardytus baltymus, kaip mes vadinam treniruotės metu. Ir būtent po treniruotės, būtent baltyminis kokteilis padeda mums greičiau kompensuoti ir greičiau atsistatyti. O jei aš tiesiog po sporto iš karto pavalgytų, koks būtų skirtumas? Skirtumas yra ar pavalgyti arba baltyminis kokteilis. Skirtumas yra esminis vėlgi laike. Reiškia, bet koks maistas, kurį mes suvalgytume, tai irgi yra gerai, jeigu žmogus iškart pavalgo, nes dauguma ir to nedaro. Tačiau maistas, kurį mes valgytume, jis bet kurio atveju virškintųsi kelias valandas. Reiškia, nuo valandos iki 2 priklausoma, ką mes suvalgysim. Reiškia, bet kokia mėsytė mums tikrai nesusivirškins per kelias valandas. Reiškia, per valandą ar per pusvalandį. Tai šiuo atveju pas mus yra baltyminis kokteilis, kuris gali padėti kompensuoti mums tą greitesnį organizmo atsistatymą ir užpildyti vėlgi reikalingų baltymų ir amino rūgštimis būtent mūsų tą išvargintą raumenyną. Ir šiuo atveju išgėrę baltyminį kokteilį iškart po treniruotės mes gausim kur kas greitesnę kompensaciją tiek energijos, tiek amino rūgščių, tiek bendros geros savijautos. Taip, bet asmeniškai, pavyzdžiui, aš iškart po sportos, aš tada išgersiu savo baltyminis kokteilis ir tada po gerą pusvalandos aš tada valgysiu pagrindinės, ten mėsos, grikiais ar kažką, ta pagrindinės maistas. Taip, bet be abejo, jisai tikrai padeda greičiau atsistatyti raumenų. Ir dabar sekančių klausimų. Yra moteris, kuris nori priaugti svoris ir yra moteris, kuris nori numesti svoris. Ir tas, žodžiu, raumenis visą laiką skamba daugiau į svoris auginimas negu svoris metinimas. Būtent kodėl yra raumenis yra svarbu ir moteris, kuris nori numesti svoris ir moteris, kuris nori priaugti? Čia galbūt susiję su, kaip tau minėjau, su tom leistinom vartoti frazėm apie tam tikrus papildus. Ir baltymas įeina į tą, reiškias, vartotinų frazių, reiškias, sąrašą, kur būtent 2 pagrindinės frazės ir yra, kad, reiškias, baltymai padeda auginti raumenų masę ir padeda atstatyti, reiškias, kompensuoti raumenų masę. Vat čia ir sueina tas momentas, kad dauguma galvoja, jeigu aš išgersiu, reiškias, aš iš karto privalgysiu, reiškias, padidėsiu jo ir pasidarysiu raumeningą labai. Deja, jeigu tai būtų, tai jūs suvalgytumėte ir varškės, ir mėsytės, ir būtų lygiai tas pats, bet deja taip neatsitinka. Vėlgi reikia suprasti, kad priaugti arba, sakykime, atvirkščiai sulieknėti yra 2 skirtingi dalykai ir mes naudojame mityboje vėlgi skirtingus maisto produktus vienam ar kitam ir ypač jų kiekiais pradeda skirtis. Ypač kai nori priaugti, moterims reikia valgyti arba vyrui reikia valgyti daugiau angliavandenių, bet čia irgi padeda priaugti. O tiem, kuris nori numesti svoris, dažniausiai jie reikia biškai sumažinti tą angliavandenių kiekis. Tai čia ne visą laiką priklauso nuo baltymai, ne? Taip, ne visada priklauso nuo pačio baltymo, nes priaugti vien tik su baltymu tai yra pakankamai sudėtinga ir labai labai sunku. Ir vienas tame aspektas, galiu paprastai pasakyti, kad kiekvienas mūsų ląstelė, kiekviena mūsų organizmo, visi baltymai esantis mūsų organizme, amino rūgštis, jos turi vėlgi tą patį laiko ciklą, turi laiko ciklą atsinaujinti. Ir tik taip po atsinaujinusio ciklo
jų gali padaugėti, padidėti ir taip toliau. Tai atsinaujinimo ciklas yra maždaug apie 180 valandų. Tai bet kuriuo atveju, kad jūs išgėrėt kokteilį, tikrai rytoj nieko neatsitiks. Ar poryt nieko neatsitiks. Turi praeiti, vėlgi mes esame apriboti laike ir tas ciklas turi prasisukti. Ir todėl, kad, sakykime, tas 180 valandų čia gaunasi vos ne savaitę laiko, ta prasme, tai mes kaip sportininkai dažniausiai tą ciklą suskaičiuojam maždaug į 14 dienų. Tai tam, kad įvyktų kažkoks procesas augimo, turi praeiti bent 2 savaitės. Pastovaus maitinimo kasdien. Todėl priaugti čia nebus taip paprasta ir galite to tikrai nebijoti. Tikrai nebijoti, tai moterim, kuris ir reikalinga numesti ir kuris reikalinga priaugti, jiem abu gali gerti baltyminis kokteilis. Dabar aš noriu, kad Valdas mums šiek tiek paaiškinsiu, o kodėl būtent raumenis yra taip svarbu moterim kūną? Ar mums to reikalinga, ar mums geriau atrodyti su raumenim, ar tai padeda deginti daugiau riebalais, kam tai reikalinga? Bet kokiu atveju raumenys visiems yra reikalingi ir merginom jie yra reikalingi taip pat. Raumenys padeda mums būti aktyvesniem, darbingesniem ir tuo pačiu mes galim, turėdami tam tikrą raumenų masę, labai sąlyginai sakau, atrodyti daug gražiau. Reiškia, su tam tikrų raumenų pagalba mes galime patobulinti savo kūną. Kaip tai daryti? Tu žinai, tu rodai ir būtent, reiškia, tie visi pratimai, programėlės, kurias tu propaguoji, rodai, būtent jie padeda mums tobulinti tam tikras netgi reikalingas kūno vietas. Ne apskritai, bendrai, nuo galvos iki kojų. Kai mes metame svorį, mes apskritai metame bendrai. Viską, kas krenta, viskas nukrito. Ir numetę svorį, tai dar nereiškia, kad mes būsim patenkinti savo išvaizdą. Tai prasme, moteris gali numesti svoris, bet dar nebus ryškiai pilvo presas, pavyzdžiui. Čia yra daugiausias skirtumas tarp moteris, kuris yra sportininkai ir teisingai maitinasi. Jie gali atsirasti tą labai mažą riebalų sluoksnį ir tada gali būti ryškiai pilvo presas. Ir pavyzdžiui, yra kita moteris, kuris tiesiog nevalgo paprastai arba prileidžia daug valgymo, numeta svoris, nusirengia ir vis tiek ten nėra formas. Tai va, būtent tas skirtumas yra daugiausia ir todėl mum ir jūs, kuris nori būti sportiškai mergina, kuris nori būti su formas gražiai, apvalus sėdmenim, kuris nori gražiai pilvas, rankos, pečiai ir taip toliau, jums yra aktualiu gerti baltyminis kokteilis. Tai va, tai kaip įsirinkti tą baltyminis kokteilis? Dabar galim pakalbėti apie tai, kaip galima pasirinkti. Vėlgi, kaip ir visur, kaip ir tu sakai, ir rodai savo video ir reiškia, žmonėm patarinėjai, kaip ir maisto produktuose, taip ir baltymų kokteiliuose visada stenkitės pasiskaityti sudėtį ir žiūrėti, kas ten įeina. Reiškia, labai svarbu. Dažniausiai, jeigu jums aktualu toksai kokybiškas baltymas, dietinis, visada rinkitės bent 80% koncentracijos baltyminį kokteilį. Reiškia, vėlgi tai galima pasižiūrėti sudėtyje iš kitos pusės ir viskas ten ganėtinai aiškiai parašyta ir retai kada kažkoks gamintojas kažką sumeluos ir pagal tai jūs galite jau atsirinkti. Toliau žiūrėkite į patį baltymą, koks bus baltymas. Nes šiuo metu yra begalybė įvairių baltymų, kurie iš esmės dedami tik tai suformuoti produkto kainą, o daugiau nieko. Reiškia, todėl jūs norėtumėt kokybiško, todėl 80% ir sudėtis. O kas tai turėtų būti? Kokie kokybiško? Pagrinde rekomenduočiau rinktis kažkokių tai pieno išrūgų baltymų. Tai gali būti pieno išrūgų koncentratas, pieno išrūgų izoliatas, geriausiu atveju tai pieno išrūgų hidrolizatas, bet tai jau yra pakankamai brangu. Ir nebūtina visada kreipti dėmesį į tuos taip vadinamus pačius brangiausius, ale pačius geriausius baltymus. Iš esmės, bet koks koncentruotas
išrūgų baltymas, jisai bus naudingas jūsų organizmui. Labai gerai. O tada, kaip jisai atrodo? Kas yra būtent parašyta ant pakelio? Ar yra paprastas dabar? Gali būti pavyzdys toks paprastas variantas. Sakykime, dažniausiai jūs pamatysite tą užrašą whey, tai yra išrūgos. Ir šitame produkte dažniausiai tai ir bus. Toliau jūs visada atkreipiate dėmesį į konkrečią sudėtį, kurioje užrašyta ingredients, ten bus surašytos visas sudėtinės dalis, kurios yra tame produkte. Toliau atkreipkite dėmesį į paprastą dalyką, tai yra ant pakuotės būna užrašytas amino rūgščių profilis. Reiškia, kiekvienas gamintojas gerbiantis save ir teigiantis, kad pas jį yra tikrai geras produktas, visą laik gero baltymo, reiškia, amino rūgščių profilį nurodys pakuotėje. Tie, kurie kažką tai jau bando įdėti jums nekokybiško, dažniausiai tokių konkrečių dalykų vengia, jie tiesiog jų nerašo. Kad mes nesužinotume iš tikrųjų, kas ten, kokia kokybė ten iš tikrųjų yra viduje. Tai čia yra tokie pagrindiniai dalykai, apie kuriuos jums reikia atkreipti dėmesį ir stenkitės rinktis kuo mažiau kažkokių papildomų medžiagų, kad būtų. Tai būtų pats efektyviausias. Niekada nesirinkit tik tai tokio baltymo, kurį jums siūlys tik tai dėl skonio. Nes yra tokių, sakykime, rinkoje begalybė jau produktų, kurių maistinė vertė praktiškai nulinė, kainos didelės, bet stebuklingi pasiūlymai, stebuklingos formos, stebuklingai gražios dėžutės, nieko apie tai nepasako. Tai bet būtinai reikia skaityti sudėtis. Ir tai ne tik su baltyminis kokteilis, bet kaip aš jums visą laiką rekomenduoju, kai jūs produktus irgi nusipirkti parduotuvėse, visą laiką reikia skaityti. Tai baltyminis kokteilis tada yra apšalių. Tiem, kuris tik pradeda sportuoti, arba tie, kuris jau sportuoja gan ilgas laikas. Ir vienam ir kitam baltyminis kokteilis gali būti naudingas. Bet kažkuriuo tai momentu, etapu gali būti naudingas. Sportuojančiam daugiau atstatymui, mažiau sportuojančiam galima baltyminį kokteilį naudoti kaip papildomą maistą. Kaip ir mes ir minėjome. Tai gali būti ryte, gali būti po sporto, gali būti netgi ir dieną ir gali būti, kas yra aktualu merginoms, būtent vakare. Būtent vakare, kada jūs tiesiog po darbų bėgate į šaldytuvą, nes grįžote iš darbų, iš mokslo ir nėra kada to užsiimti ir kažką reikia nusiaukti šaldytuvą. Arba, pavyzdžiui, po vakarienę ir jau pradeda norintims saldumynus, jau pradeda tas norintims toks nereikalingas kalorijos ir maistas, irgi jūs galite maišyti geriau baltyminis kokteilis. Tai dar sakančiau, ar man tai reikia maišyti su vandeniu arba su pienu? Iš tikrųjų kažkokio tai tokio stebuklingo skirtumo nėra. Vėlgi reikia atsižvelgti į jūsų mitybą dienos metu. Jeigu jūs visą laiką kažkur bėgate ir realiai tikrai nesuvalgote tiek, kiek jums galbūt reikėtų, tai nebijokite padaryti to kokteilio ir su pienu. Tiesiog su pienu jisai šiek tiek ilgiau pasisavins ir jums bus daugiau sotumo ir taip jūs galėsite užpildyti tą savo vieną iš maisto priėmimų tam tikrą laiką. Tai mes jį naudokime kaip maistą, naudokime kaip kažkurį tai maistą per visą dieną. Išgėrėm kokteilėm, pavalgėm, išgėrėm kokteilį, galim vėl pavalgyti. Ir tai jau bus kaip, va, tarkim, 4 kartai pavalgiau per dieną. Taip pilnavertiškai tikrai atitiks jūsų normą. Pliusas turėsite mažai kalorijų, bendras dienos raciono kaloražas nukrenta, automatiškai organizmas tam tikrų kalorijų nepriteklių vėlgi pradeda imti kaip iš riebalo, taip kaip iš kitų šaltinių, tam, kad naudoti savo energiją. Tai vėlgi mes puikiai tai galim panaudoti vėlgi lieknėjimui, svorio mažinimui, tai puikiai atitinkamas variantas. Tai vėlgi noriu pasakyti, jūs, kuris nenotuojatas
baltyminis kokteilis kaip maistas, pagrindinės maistas, jūs galite sumaišyti su vandeniu. Na, tarkim, iškart po sporto išgeria baltyminis kokteilis su vandeniu, išmaišysiu, jisai greičiau įsisavino ir tada po gero valandos ar kažką jūs tada valgo jūsų pagrindinės patiekalių, mėsos, ryžys ar kažką. Arba jūs, kuris visą laiką bėga ir neturi laiko atsisėsti ir pagrindinės maistas suvalgyti, jūs galite sumaišyti su pienu, nes tada automatiškai sulėtėja virškinimo procesas ir jūs galite įsisavino per ilgesnis laikas, na, tarkim, 3 ar 4 valandas ir ant to atveju tikrai galime maišyti su pienu. Taip, bet būtent jums irgi reikalinga, kuris nespėtų niekada nepavalgytų, kuris turi toks darbas, kur jūsų pertraukas pavalgytų nėra reguliariai, jūs galite iš karto maišyti kokteilis, išgersiu ir jūs turite maitinimas, kuris reikalinga, kad jūs nepraleidžia labai daug laiko ant tuščios skrandės. Tai kiek kokteilis per dieną aš galiu gerti? Viskas priklauso nuo poreikio. Iš tikrųjų. 1, 2, 3 kokteiliai per dieną pilnai, galbūt 3 kokteiliai tai jau čia būtų jau intensyviai sportuojančiai, gal merginai, kurie sportuojat neintensyviai, sakyčiau, ten 1 ar 2 kokteiliai dienoje, tai tikrai yra labai gera norma. Gerai. O dar mes einam į pabaigą baltyminis kokteilis, bet dar noriu paklausti, aš irgi žinau, kad yra whey proteinas, bet irgi yra kasein proteinas, kuris gali iš tikrųjų reikia naudoti prieš miegas. O koks skirtumas yra? Būtent išrūgų baltymas nuo kazeino skiriasi vėlgi tam pačiame laike. Tai reiškia, kazeinas jisai pasisavina per maždaug 4-5 valandas ir jisai mums geriausiai tiktų naudoti būtent vakare. Sakykime, einant miegoti, aš nenoriu prisivalgyti, o tiesiog išgeriu kazeino, proteiną. Visą naktį organizmas lėtai gauna tą porcijas nedideliais kiekiais amino rūgščių ir jūs praktiškai turite ir sotumo, ir nenorite, sakykime, kažko tai valgyti ir užpildytas organizmas gerų, lėtų ir tolygių pasisavinimu baltymų. Dar vieną klausimą prisimenu buvo uždavus mergina apie augalinius baltymus. Taip, ką tik norėjau. Daug pasirodo rinkoje tokių baltymų, kurie iš esmės neturi ypač didelės maistinės vertės ir ypač sportuojantiems žmonėms, kurių sudėtyje iš esmės įeina tik augalinės kilmės baltymai. Dažniausiai tai būna sojos baltymas. Aišku, jeigu pasižiūrėti į tą patį amino rūgščių spektrą, kurį mes kalbėjome, kad sojos baltymas tikrai labai neatsilieka labai daug nuo išrūgų baltymų, tačiau pagal tam tikrą maistinę vertę jisai nėra itin vertingas mūsų organizmui. Toliau daug yra įvairių baltymų, tiek ryžių baltymų dabar daug, tiek ypač populiarus, pastaruoju metu išpopuliarėjo būtent tas žirnių baltymas, ten esu radęs avižų baltymų ir dar daug visko. Ir vėlgi tai yra tik tai gamintojų tik tai tam, kad panaudoti kuo pigesnės medžiagas, o jums parduoti kuo brangiau. Ir vienas iš pagrindinių minusų, kas yra augalinės kilmės baltymų, kurios deda, tai dažnai jūs ant etiketės pamatysite kažkokį tai augalinės kilmės baltymą ir ten tarp ingredientų bus parašyta tai tiesiog, tarkim, ryžių baltymas arba, sakykime, žirnių baltymas. Bet tai vėlgi galima pasakyti tai kaip ir geras baltymas, bet tas užrašas nepasako nieko. Jeigu mes matome ant pieno išrūgų baltymo parašyta pieno išrūgų koncentratas, izoliatas, hidrolizatas, tai yra dar tam tikrų metodų išvalyti, išgryninti, pagerinti baltymai. O užrašas, sakykime, sojos baltymas, ar tik tai žirnių baltymas, ar ten pupelių kažkokių baltymas, tai jūs turėkite minty, kad jūs tiesiog geriate tą patį išdžiovintą žirnį, sutrintą į miltelius ir viskas. Ir už tai mokate dar labai brangiai. O didžiausias minusas tokių baltymų dažnai būna, tai yra būtent
vidinis dujų susikaupimas. Tai nėra labai malonus dalykas, į kurį jūs kreipiame dėmesį. Todėl dažnai irgi tokiuose baltymuose bus įdėta ganėtinai daug įvairių virškinimo enzimų, tam, kad to nevyktų. Aišku, tai bus pateikta kaip po super priedas, kuris jums padės ten... Probiotikai, kuris jums padės ten kažką tai tokio padaryti, bet realiai tai įsidedamas tik tai tam. Taip, kad patys augaliniai baltymai iš tikrųjų nėra blogai, jeigu kažkas tai netoleruoja pieno baltymo, laktozės, nieko tokio, galite pasirinkti ir tam tikrą kažkokį tai augalinės kilmės baltymą. Bet šiuo atveju geriausia atkreipti į užrašą, kad tai būtų, tarkim, parašyta bent jau sojos ten izoliatas būna užrašyta. Sojų izoliatas, tai yra bus tikrai jau papildomom technologijom, reiškia išgrynintas baltymas, o ne tik tai paprastai sumalti sojos milteliai, sojos grūdelį. Supratau. Nu tai va, tai jums visiems tada aišku apie augalinės. Ir dar paskutiniu klausimu aš turiu apie baltyminės batonelis. Kada jau valgyti? Ar čia yra tas pats kaip baltyminis kokteilis, kuo skiriasi ir kada naudojate to valgyti? Taip, iš esmės tai galima sakyti, kad tai yra kaip tas pats kaip baltyminis kokteilis. Vėlgi tik tai atkreipkite dėmesį į užrašus kitoje pusėje, pasižiūrėkite, kiek yra baltymų, pasižiūrėkite, kiek yra angliavandenių, pasižiūrėkite, kiek yra riebalų. Ir pagrindinė esmė, jeigu jūs jau laikotės dietos ir norite sumažinti savo kūno svorį, atkreipkite dėmesį į pagrindinį užrašą, tai yra į cukrus. Bet kokiu atveju čia bus užrašyta, gali būti užrašyta kažkokie angliavandeniai, bet esmę jums sudarys būtent užrašas cukrus. Taip, reiškia stengtis, kad tokiam batonėlėje, tarkim, kaip šitą mes laikome rankoje, kuriame yra ten batonėlėje 2 gramai, sakykim, cukraus, tai iš esmės nieko jums nepakeičia. Tačiau mes galim daugelį paimti kitų, kur bus tame pačiame batonėlėje jau nebe 2 gramai, o tarkim kokie 20. Tai čia jau bus ženklus skirtumas, tai jau toks užkandis jau tikrai neišeis į naudą. Geriau tokių nevalgyti. Bet kaip užkandį kažkokį tai tarp valgių, sakykime, aš žinau, kad ir tu kartais mėgsti, ir ypač kai, tarkim, važiuojat kelionėse, kažkur tai į seminarus, pakeliui, tiesiog užbėgi kažkur pasiimi arbatos ar kavos ir užkandis, kai tu žinai, kad tau dar kažkur vykti kelionėje 3-4 valandas, padaryti užkandėlę tokią per vidurį yra visiškai normalu ir tai neįtakos jūsų. Vis tiek tai yra daug geriau negu paprastus saldumynus, kuris jūs galite rasti parduotuvėse. Snickeris, visokius ten šokoladės batonelis. Vis tiek aš tada pasirinksiu baltyminis batonelis. Vis tiek nenoriu jums pasiūlyti tą įtraukti į kasdienas mitybas. Kaip aš jums sakiau, aš, pavyzdžiui, ir su vyre tas mėgstu labai, kai mes keliausim kur nors, kaip Valdas pasakė, labai greit užkast ką nors, arba kartais norisi saldumynus, vis tiek tą atveju gali užkasti baltyminis kokteilis, bet vėlgi kreipėsi dėmesio į cukraus kiekis, nes vis tiek čia visą laiką yra įdėtas ir baltymus, ir kai baltymus yra vis tiek insulinas nekyla taip aukštai kaip paprastus saldumynus ir gali būti, kad jūs ne taip greitai tą virškinį riebalų, arba tai įsisavina tiek riebalų kaip paprastus saldumynus. Tai va, tai aš manau, kad mes jau maždaug viskas atsisakom apie baltyminis kokteilis ir sekančio video bus apie amino rūgštis. Ačiū Valdas jums ir ačiū jums dėmesio. Iki. Sėkmės, ačiū, kad užduodate klausimus ir jums rūpi tai, ką mes jums stengiamės pateikti.